Kai mes išgyvename kokią nors emociją, pirmiausia įsijungia kūno reakcija. Kodėl? Kai mes buvome maži, mes mokėmės, kas yra saugu, nesaugu. Ir iki 5 metų, kai mes į viską žvelgiame be kritinio mąstymo, plačiai atvertomis akimis ir stebėjome tėvų, kitų suaugusių elgesį, bendravimą, mes visą tai išgyvenome ne tik emocijomis, bet ir visų savo kūnų. Prisiminimai liko kūno atmintyje. Tačiau mūsų protas ir psichika, jie nemato skirtumo tarp metaforinio ir dabar išgyvenamo saugumo ir nesaugumo. Ir galbūt aš išgyvenau situaciją, kai man buvo 5 metai ir mano tėvai konfliktavo, aš jutau stiprią įtampą ir baimę. Šie pojūčiai liko mano kūno atmintyje. Ir dabar aš vengiu konfliktų, nes juose įsijungia mano kūno reakcijos. Man užgniaužia gerklę, stipriai plaka širdis, sutrinka kvėpavimas ir aš negaliu išsakyti savo pozicijos tokiose situacijose, nes mano vidinis navigatorius mane nuneša į tą tolimąjį prisiminimą ir kūnas sureaguoja kaip tada vaikystėje. Todėl darbas su savimi yra labai svarbus ir reikalingas, kad keisti tas reakcijas, kurias mes atsinešame iš senų prisiminimų. Aš, hipnopraktikė Milda Račiūnaitė, kviečiu tave užsiregistruoti nemokamai konsultacijai regresinėterapija.com.